Sveiki visi, su jumis vėl BDO Lietuva podcastas, o bet tačiau. Ir šiandien turime tokią labai įdomią temą. Nutarėme aptarti ESG, taip vadinamą sustainability temą. Ir aš ją pradėti šiandieną norėčiau, kolegos, nuo tokio gražaus video, kuris, kaip čia paprašiau pasakyti, tai yra NASA šaltinis, kuris rodo, kaip kito pasaulio vidutinė temperatūra. Tai mes fokusuojamės į šitą gražų žemėlapį, tai yra nuo 1884 metų stebėjimas iki 2022. Mėlynesnė zonos rodo, tai čia yra temperatūra žemesnė už vidutinę tuo metu temperatūrą, a raudonesnė aukštesnė negu vidutinė temperatūra. Tai Šylam. Šylam, po truputį šylam. Bet aš nejaučiu. Galėjom Šulę pasikviesti dar šiandien. Būtų pakomentavęs. Tikrųjų, tai neatrodo viskas taip, po kol kas žiūrint pusę peržiūrėjom, neatrodo viskas taip labai blogai ir matom, buvo momentų šilčiau ir vėl atvėso. Ir atrodytų, lyg ir cikliškumas kažkoks yra ir iki kol neteinami pačią pabaigą. Čia nuo 1884 metų, ne? Taip. O šiaip, gal žinai, už ankstesnių duomenų tiesiog neteikė ar nerinko? Stebėjimų nebuvo tikriausiai. Ir Sušilo, taip. Tai tikriausiai, kaip taip gražiai pasižiūri. Bet nejaučiu. tai ta prasme, tol, kol mes apie tai šnekame, kaip apie reiškinį, tai atrodytų lyg ir, yra, nėra, mes čia ginčiamės, tikriausiai visi esam girdėję tų temų ir kad nėra to globalinio atšilimo, kad yra tas globalinis atšilimas, yra vienaip, kitaip, bet kaip tau sudeda duomenis ir tu taip žiūri, nes čia ir pagal grafiką matyti, kad buvo pokytis, pakilo, sumažėjo ir mes ateinam į tą vietą, kur, nežinau, ar tai vadinti čia kritinė ta vieta, nieks čia negalim konkrečiai pasakyti, bet, akivaizdžiai matosi, kad pokytis yra ir visumoje įmonėms, gaminančioms, darančioms ir visom įmonėm, ir tikriausiai turim tų daug judėjimų, kur šneka apie mažesnį vartojimą, apie plastiko nevartojimą ir lyg ir visi tą, kaip pasakyti, jeigu mes šnekėtumėm konkrečiai apie sustainability, tai visi tą dalyką supranta skirtingai, bet dabar ateinam į tą momentą, kad jau ruošiami tie frameworkai, kaip tą visą raportuoti standartizuotų būdų. Tai čia lygtais analogas, kad paprasčiau supras būtų, tai tikriausiai finansinių ataskaitų analogas, kur finansinė informacija yra pagal tam tikrus standartus pateikiama ir dėl to mes galime vieną įmonę palyginti su kita, įvertinti jos finansinę būklę. Tai čia tikriausiai yra panašus dalykas. Taip, tai yra SG ataskaitos, kad ir kaip čia skambėtų tolimai nuo finansinės apskaitos, tai nėra taip tolimai tolima, kaip kitiem ir finansininkam, ir nefinansininkam gali atrodyti. Vienas dalykas yra tais, kad tai nėra dabar ir ką reikėtų turbūt visiems žmonėms suprasti, kad tos ataskaitos, tarkime, Kanadoje arba Amerikoje pačioje juose, jos yra jau ruošiamos ilgą laiką. Tai tik tai problema yra, kaip ir jeigu prisimint finansinę apskaitą, apie kaip jinai buvo globaliu mastu, kaip jinai atrodė, tarkime, prieš gerus 20 metų. Tai buvo tokios daugiau mažiau nupieštos gairės, kaip tai turėtų būti, bet kiekviena įmonė tos finansinius savo skaičius galėdavo pateikinėti su tokia didesnė laisvė interpretacijai ir tokio griežtai apibrėžtų taisyklių, kaip tai turi būti atvaizduojama, kaip tai įtakoja rezultatą, nebuvo. Tai lygiai taip pat ir su
SG ataskaitom, tos įmonės, kurios bendradarbiauja ir yra listinguojamos būtent tose šalyse, jos jau kažkokius tai raportus turėdavo ruošti ir teikti kažkokius duomenis, norėdamos turėti kontraktus ar ne, arba jeigu tai yra grupės įmonės, kurios veikia kažkur kitur. Bet tai visada buvo labiau palikta tokia irgi daug vietos interpretacija, ar ne? Ir paprastai problema yra ta, kad iki šito laikotarpio, iki dabar, įmonės labiau tomis ataskaitomis girdavosi, ką aš čia gero nuveikiau, aš čia atsisakiau popieriaus, aš čia padariau dar, na. O dabar ateinantys reguliavimo reikalavimai, jie daugiau nubrėžia ribas, ką aš privalau atskleisti, kaip kokios informacijos reikia, ką aš turiu padaryti ir tai tampa finansinių ataskaitų rinkinio dalimi. Tas priedas vadinasi nefinansinė informacija ten. Taip, čia yra speciali ataskaita pagal specialius standartus, bet jinai turės būti teikiama registrų centrui kartu su finansinėm ataskaitom. Tai kaip metinis pranešimas yra tokia dalis, ar ne, kur irgi nėra finansinė ataskaita. Ten turim socialinės atsakomybės ataskaitą, ar ne, ir kitas. Tai ta ataskaita yra viena iš finansinio ataskaitų rinkinio paketo. Ir aišku, dabar turbūt ten, kad negąsdinti žmonių, tai turbūt reikėtų pirmiausia pasakyti, kad pirmieji jau šiaip iki dabar veikia nefinansinių ataskaitų rinkinio tie standartai, kur labai didelės įmonės turėjo teikti. O dabar tas, nežinau kaip čia skaupas įmonių, kurios turės teikti, plečiasi. Ir su tuo turbūt tų klausimų kels daugiau. Nes gal taip, jeigu taip išsišifruojam mūsų tą ESG, tai yra environmental, social ir governance. Jeigu taip žiūrėti istoriškai, tai aš manau, kad tai nėra absoliučiai naujas dalykas iš esmės, nes nuo maždaug kokių 50-60 mes turėjom ir tokius, bent jau Amerikoje, terminus kaip corporate responsibility, tada turėjom šitą čia social responsibility ir tas tiesiog ateina į tą vieną tokį, kaip čia angliškai, frameworką, reglamentą. Aš kaip suprantu, jisai tarp Amerikos ir Europos skiriasi stipriai ir jisai gal jo pagrindinė bent jau mano supratimu pagrindinė problema yra ta, kad bent jau europinis frameworkas keičiasi nuolatos, nes kiek aš žinau, tas pirminis eksperimento būdu daromas dalykas buvo, kad įmonės turėjo apie 80 rodiklių raportuoti. Dabar liktai sako, kad eikime link to, kad tu raportuotumai tai, kas tau yra materialu. Nes tikriausiai tam tikrose rinkose, jeigu mes taip žiūrim globaliai į visą pasaulį, tai tikriausiai Afrikos kontinente, Azijoje mes tikriausiai vis dar turime nemažą problemą su vaikų darbu, su darbo sąlygomis, darbo sauga. Mokesčių skaidrumu, daug tų dedamųjų. Bet tarkime, vakarų Europoje su tarkim vaikų darbu, tai neturime tikriausiai tokios didelės problemos ir tas raportavimas nėra visai tikslinga. Ta prasme, ne tai, kad tikslingas, bet raportuoti, kad taip, pas mane dirba 0 vaikų, vien tik tam, kad raportuoti nėra tikslinga. Jo, čia turbūt dar reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad mes turime 24 metais 2 dalykus. Mes turime Europos šitų tvarumo apskaitos standartus ir mes turime tarptautinius apskaitos standartus, IFRS, S1 ir S2, tai yra 2 pirmieji, jų paskui bus daugiau. Ir tie IFRS-ai, gal sakyčiau, yra tas toks išlyginamasis tarp Europos ir tarp USA. Ir IFRS-ai vienok reikalauja atskleisti ryšį tarp SG ataskaitų ir finansinių ataskaitų. Ir kodėl sakau, kad tai niekada nebus labai atsieta, tai vis tiek bus susieta, tai reiškia, kad aš darydama finansinės ataskaitas, aš kaip apskaitos specialistė, ir jeigu man yra prievalė ruošti įmonei, ne man, įmonei yra prievalė ruošti SG ataskaitą savo aiškinamajam rašte,
aš privalėsiu padaryti atskleidimą ir atskleisti iš finansinės pusės sąryšį su SG ataskaita. O dabar gal kokie yra tie kriterijai, kurios įmonės, kaip čia, sakai, itin didelės, tai kas čia privalo, koks yra tas kritinė ta riba, nuo kada privalai rengti, o kada jau, kam čia susirūpinti, gal klausimas. Čia bus kaip su auditu. Aišku, pirmiausia, padidinamųjų tikslų, tos, kurios jau turėjo ruošti, tai jos be abejonės turės ruošti ir toliau. Tai dabar ruošdavo tos, kurios yra listinguojamos dideli viešojo verslo subjektai, kurie turi daugiau nei 500 darbuotojų. Naujai atsiranda kriterijai, tai yra, turi 2 iš 3 čia kaip audito reikalavimai, tai daugiau negu 250 darbuotojų, apyvarta daugiau negu 40 milijonų per metus ir bendras turtas daugiau nei 20 milijonų. Ja, mes čia kalbam apie skirtingus etapus, nes tas tvarumo ataskaitos realiai gyvendinamas bus skirtingais etapais, tai už 24 metus, kaip ir teisingai Jurgita minėjo, turės teikti įmonės, tai yra viešo intereso įmonės, tokios kaip bankai, listinguojamos įmonės ir kitos įmonės su 500 darbuotojų. Tai čia ir jos turės pateikti už 25 metais už 24 metus. Sekančiu etapu kalbam apie 25 finansinius metus ir turės pateikti 26 metais. Tai kaip ir Jurgita minėjo, turės atitikti bent du iš tų minėtų kriterijų, kad 20 milijonų balansą vertė, 250 darbuotojų ir 40 milijonų apyvarta. Ir tada dar trečiu etapu už 26 finansinius metus pateiks už 27 metus. Tai ir mažos ir vidutinės listinguojamos įmonės ir kitos atitinkančios specialius kriterijus, kurie dar iš principo nėra taip aiškiai detalizuoti. Tai pagal dabartinius ten tos tokius kaip ir skaičiavimus atliktus, ten tarkim tokius prognozes, tai įsigaliojus tiems privalomiems reikalavimams teikti už 25 metus, tai bendrai ES lygių įmonių skaičius padidės nuo 11 tūkstančių iki 50 tūkstančių. Lietuvoje tokių įmonių bus 320 įmonių. Tai yra svarbu nepamiršti dar tai, kad ta įmonė, kurie atitiks tos kriterijus, privalės tas ataskaitas pasirengti, bet dar kas yra nemažiau svarbu, kad tos ataskaitos vėliau turės būti atitinkamai audituotos. Taip, čia dalykas dar vienas yra turbūt, kurį irgi dar svarbu labai pabrėžti, kalbant ir apie tai, kas turės teikti ataskaitas. Tai jeigu mes kalbam, kad įmonė dirbs pagal IFRS-us, ar ne, tai IFRS jau įsigaliojo už 24 metus, ar ne, aš skaičiau, minėjau atskleidimą IFRS, finansinės ataskaitos. Bet IFRS reikalauja ir atskleidimą visoje grandinėje. Ir tos grandinės įtaka. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu įmonė, kad ir nedidelė, turinti kontraktą su įmonė, kuriai yra prievolė daryti šitą ataskaitą, jinai neturės teikti registrų centrui, bet jeigu jinai norės išsaugoti kontraktą, jinai privalės teikti tai įmoniai skaičius, kad šita įmonė galėtų pateikti savo SG ataskaitą pasirengti ir pateikti. Ir aišku, ten yra IFRS atskleidimai ir finansiniai pusiai, tada tie atskleidimai irgi turės atsispindėti. Tai kodėl aš sakau, kad tai susiję labai su finansais, tai susiję dėl to, kad tie 24 metai yra metai, kuomet įmonės privalo adaptuoti savo finansinę apskaitą informacijos specialistam, SG ataskaitų rengimo specialistam pateikimui, dėl to, kad tai nėra vienas prie vieno, ar ne, jeigu aš apskaitau ir aš, kai vedu apskaitą, aš daugiau orientuosi į pačią finansinę apskaitą ir į pačius finansinius rodiklius, ar ne, arba kažkokius svarbius įmonėje kitus KPI'sus. Bet dabar man atsiranda dar papildomas dalykas, kad turėti galimybę pateikti informaciją ne tik, jeigu rengia, arba tada susisiekti su tai savo partneriais, kuriems tos informacijos reikės, ko jiems reikės ir ką aš jiems turėsiu pateikti, ar ne. Tai šitoj vietoj toks namų darbas
yra visiems, nes tas dar jeigu 24 metais imtis yra mažesnė, 25 metais ta imtis jau bus tikrai labai didelė ir dar į ką noriu atkreipti dėmesį, tai bankams yra suteiktas teisė nustatinėti skirtingas paskolų palūkanas priklausomai nuo to, koks tas klientas yra SG atžvilgiu, ar ne, kad ta tvarumo apskaita turės įtakos ir jūsų tolimesniem kontraktam, ar ne, sutartim, ir turės įtakos jūsų, tarkim, finansavimo kainai, ne tik kam. Tai šitoj vietoje tikriausiai ta įmonė, kuri, kaip pasakyti, įsivaizduokime, aš esu ta įmonė ir pasižiūriu, kad aš čia jau tuos antrinius kriterijus papulsiu, turiu tų darbuotojų, tarkim, virš 500 apyvartą, tai jau pasiekiu ir jų tikriausiai pirmas klausimas būtų, tai nuo ko man pradėti iš esmės. Nes tikriausiai gan dažnai yra sakoma, reikia susirinkti duomenis, tai tikriausiai reiktų pradėti nuo to, bent jau mano supratimu, pasižiūrėti, ar aš tuos duomenis iš vis renku ir ar aš juos turiu. Pirmiausia, turbūt reikėtų peržiūrėti, ten yra 4 tokie dalykai, kuo remiasi SG ataskaita ir ten, nežinau, terminai yra ir 4 poliai, ir 4 ramščiai, 4 ten kažkas, tai, žodžiu, yra 4 dalykai, kurie yra pagrindiniai dalykai remiantis rengiant šitas ataskaitas, tai yra pirmiausia valdymas įmonės, ar ne, antras dalykas yra strategija, trečias dalykas yra rizika ir patys tikslai ir matavimas, tų tikslų išmatavimas. Tai pirmiausia, turbūt reikėtų persižiūrėti šitas visas 4 sritis, nes SG ataskaitoje, ar jūs ją ten darysit pagal Europos tvarumo standartus, ar jūs ją siesit su pačiais IFRS-ais, šitie 4 dalykai yra visur, nesvarbu pagal ką, ar pagal USA, ar pagal ką, be šitų 4 dalykų, nei pagal nieką. Tai jeigu tos jau kriterijus realiai atitinki, kaip ir minėjai, tarkim, 500 darbuotojų ir pajamas, tarkim, arba tavo turimo turto balansinė vertė, tai tos jau duomenys jau turi pradėti rinkti nuo 25 metų sausio. Tai kaip ir Jurgita minėjo, tai iš principo tokiose srityse, tai jeigu šiek tiek dar, tarkim, detalizuotai, tarkim, aplinkos saugos srityje, tai turi rinkti tokius duomenis kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, kokios yra informacija apie išteklių naudojimą, atliekų generavimą, taršą, poveikį biologiniai įvairoviai, socialinio tvarumo srity, tai darbo sąlygas ir darbuotojų saugumas, įvairovė ir lygios galimybės, tai tarkim, kaip lygios galimybės, tai koks vadovų skaičius yra vyrų, moterų pasiskirstimas, kokie atlyginimai ir taip toliau valdysenos srity, tai verslo etika, kova su korupcija ir skaidrumas. Tai, iš principo, galbūt ne visi šiti tokie, kaip ir Marius minėjo, reikalavimai tikrai yra aktualūs Europai, nes dėl Europoje esančių verslo, turbūt etikos standartų ir visų kitų lydimųjų tokių kitokių teisės aktų, mes jau tokių dalykų opių iš principo neturim. Tarkim, kaip paminėjai, tarkim, kad vaikų kažkoks išnaudojimas, tarkim, arba darbas. Tai, dėl kai kurių dalykų reiks, uždėti techninį tokį čeką, kad pas mus nėra ir galbūt dažnu atveju rengiant tas ataskaitas arba raportuojant, ten kai kurie klausimai atrodys kvaili, bet, iš principo, globaliu mastu tai yra problema ir ta problema susiduria, tai dėl to tos ataskaitos iš principo tokios yra reikalingos, tam, kad Tam, kad priversti įmonės pažiūrėti ne tik į savo vertę tiesioginę tą finansinę prasme, bet į savo vertę ir aplinkos aplamai prasme, ar ne, tiek taršumo, tiek socialinių faktorių prasme, tiek kitom, kiek tas tavo verslas, ar ne, yra vertingas kaip po toks, ar ne, tai jeigu mes įsivaizduojam, kad pas tave dirba, kur ten kažkurioje, kad aš pati esu pildžius asmeniškai, ar ne, kai klausimas yra, kiek pas tave dirba vaikų nuo 3 iki 5 metų,
Tai tu supranti, kad kažkur jie turbūt dirba. Aišku, atrodo kvailas klausimas, kodėl manęs klausia, ką jis į finansinės ataskaitas rengia trimetis, ką jis pas mane galėtų veikti iš viso, ar ne, pagal veiklą. Bet aš suprantu, kad ten kur nors, kur yra kokios uogų plantacijos, tai greičiausiai gali būti sėkmingai tie trimečiai tas uogas kent, ar ne, nuo ryto iki vakaro. Ir kitokių problemų ten gali būti. Tai čia turbūt yra pagrindinis dalykas, kad yra du keliai. Arba tu turėsi žengti ir prisitaikyti, ir kad galėtum turėti tą kontraktą, kaip aš sakiau. Nes vienas iš tų reikalavimų tai yra nepasirašinėti tų kontraktų, kad jų neturėtų įmonės su tokiomis įmonėmis, kurios nepateikia informacijos apie tvarumą. Ir vienas dalykas apskritai turbūt stebint rinką, kas liečia tvarumo ataskaitas ir tą visą, tarkim, visus kitus supančius dalykus apie tai, kaip mes iš savo, tarkim, pusės dalyvaudami, tarkim, tenais versle padedami klientams, tai ypatingai dažnai susiduriam su tuo, kad kada, tarkim, yra kažkokie tai įmonių įsigijimai, tai mes atliekam atitinkamus finansinius arba mokestinius tuos patikrinimus tokius. Tai aš manau, kad ateis ir patikrinimai realiai ir šitas rytį, kada investuotojai pirkdami įmonę žiūrės šitus reikalingus aktualius aspektus, kas liečia tvarumo ataskaitą ir jų atitinkamą įgyvendinimą. Ne vien tik tai tuo momentu, kada tas bus privaloma, kad tu tą turėtum, bet tiesiog investuotojai, būdami atitinkamais atvejais atsakingi, jie tiesiog tavęs gali prašyti atitinkamų duomenų, nors tu ir neprivalai ten to turėti. Tai toks gaunasi turbūt ta tendencija tokia, žiūrint iš kitų ofisų, tarkim, ten to indėlio ir tai kokias jie paslaugas teikia ir kokia kryptimi viskas juda, tai labai dažnai tai yra ne vien tik tai to reikalavimo, toksai privalomumo turėjimas ten tos ataskaitos, bet yra toks mados dalykas, kuris yra rinkoje toks rinkos spaudimas atitinkamai elgtis tvariai ir tą atitinkamai rodyti. Tik aišku, šitoje vietoje grįžtam atgal į pirmąjį klausimą, kad šiai dienai, kadangi nėra to universalaus frameworko, angliškai vadinamo to teisinio rinkinio, tai dažnai tos duomenys, kaip ir Jurgita sakė, aš galiu paduoti, bet tu žiūrėdamas į juos, gerai, ar aš esu tikras, kad tie duomenys yra korektiški, ar jie nėra pagražinti, ar jie nėra audituoti. Pirmiausia, tas reikalavimas ir yra. Jeigu įmonė, o tokios įmonės visos jos yra audituojamos, tai šitos tvarumo ataskaitos yra audito imtis, ar ne, jos turi būti atituoti. Jeigu aš pradėsiu piešti save kažkokiu gražesniu. Ką aš šneku, Jurgita, kad dabar tai yra, aš galiu, kaip sako, mados reikalas, aš ateina pas mane investuotas, aš jam dedu kažkokias ataskaitas, jisai kaip vartotojas tų ataskaitų mano paruoštų, jisai jas žiūri ir jų patikimumas šiai dienai yra nulinis, tai tikriausiai judama link to, kad būtų tas patikimumas, būtų universaliai suprantamas duomuo, kurį pateikia visi, atsiranda palyginamumas, atsiranda auditavimas, verifikavimas, patikrinimas, ar tai yra tikrai teisinga, ar tai atitinka realybę, nes šiai dienai mes toj srity turim tikrai tokį negražu gal taip sakyti, bet tokius laukinius vakarus, kaip įmonės piešia tas tvarumo ataskaitas, ten lygtais ir apie tą patį, bet ten rašo visi, kas nori, ką nori, taip, kaip nori. Ir... Nėra, kadangi tokio reikalavimo, nėra tokių aiškių kriterijų, tai nei tos tvarumo ataskaitos dabartinis turėjo sąryšį su finansiniam reikalavimu, ar ne, kad ir iš finansinės pusės aš turiu atskleisti, ir iš tvarumo pusės aš turiu atskleisti. Nėra tokio reikalavimo ir jo nebuvo, kad aš turiu turėti tikslus ir pamatavimą, kaip aš einu link tų tikslų, ar ne? Nes jeigu dabar mes kalbėsim, vienas iš tokių esminių ir kertinių, jeigu iš Europos pusės žiūrint, ar ne, yra emisija ir emisijos mažinimas, ten visi kategorijos, lygiai ir panašiai. Tai, kad aš savaime, kad aš pakeičiau dizelinį automobilį į elektrinį automobilį, tai valio,
Bet ten dar yra ir daugiau dalykų, kuriuos tu turi įsivertinti ir parodyti. Tai čia vat ir ateina, ar ne, kad dabar mes, viešoje erdvėje ypatingai buvo čia toks iš vis bumas, kol sureguliavo, kas yra ekologiška produkcija, ne, nes visi buvo ekologiški, uždėjau eko ir tada pakėliau kainą, nes jisai ten kažkoks dabar yra aiškiai apibriežti reikalavimai, kada gali būti ekologiška. Tai lygiai taip pat ir su tvarumu. Nes dabar visi tvarus buvo. Dabar visi tvarus. Aš nenaudoju popieriaus, aš ten mažiau naudoju elektros, aš ten turiu saulės elektrinę ir daug visokių variantų, kuo tu gali norėti būti patrauklesnis rinkoje. Dabar tas, gerai, aš pasistačiau saulės elektrinę ir tada pas mane pagal kontraktą ten kur nors, nežinau, Bangladešė fabrikėlis, kur vaikai siuva man drabužius. Čia su Ičemu turbūt buvo, jeigu aš gerai prisimenu, ar ne? Tai vat, kad to nebūtų. Nes šitoje vietoje aš suprantu, kad didelė problemos dalis, nors mes kaip ir sakom, pas mumis iš čia Europoje problemų nėra tam tikrų, bet iš kitos pusės tikriausiai didžiosios korporacijos pasauliniu mastu, jų pagrindinis galutinis tas tikslas tai yra ten galinė eilutė. Ir gan dažnai nutinka taip, kad, čia tikriausiai viena iš tokių įdomesnių laidų yra, kur buvo nagrinėta, viena iš paskutinių temų buvo nagrinėta būtent kakavos augintojų. Kakava auga ten labai specifiniai teritorijoje Afrikoje ir kaip ten tie ūkininkai blogai gyvena ir kaip čia jų tą padėtį gerinti. Ir tada ateina į tą vietą, kad, bet žiūrėkit, šiaip, iš principo 70% visos produkcijos nuperka 2 pasaulinės korporacijos, kurios ten valdo N+ ženklų. Ir jos kaip ir, bet mesgi nieko blogo nedarom. Kodėl aš turėčiau pirkti brangiau ir taip toliau ir taip toliau. Nors visi kaip ir supranta, kad tai yra socialinė, socioekonominė problema. Tie žmonės ten gyvena ar tai žemiau, ar tai arti skurdo ribos. Ir jiems, tai tu parduok kažkam kitam. Kai tu kontroliuoji 70% rinkos dviese, tai tų kitų yra tiek mažai, kad tie žmonės niekada iš tos skurdo ribos neišeis. Tai vat aš manau, kad dalis viso šito reportingo iš tikrųjų yra nutaikyta ir į tuos didžiuosius. Tik aišku, čia tada ateis tas sveiko proto riba, kada yra gana. Gana bus tada, kada pradėsim šalt. Kai eis atgal, kai tu pradėsi mums rodyti paveiksliuką, atėjo iki 22, ten užraudonavo ir tada pradėjo viskas mėlynuoti ir atėjo ledynmetis. Ir tada sakys, atšaukiam, viskas. Nes iš tikrųjų, tai čia toksai kaip ir klausimas, kiek tas visas mūsų reportingas realiai, kaip čia, realiai jį darant, kaip tu klausaisi žmonių, kurie jį darė, tai tada pasirodo, finansų komanda dabar jau turi dirbti kartu su gamybos komanda, kurie ten žino, kiek ten jau tos pakuotės, kiek ten CO2, kiek ten yra sunaudota produkcija, kiek ten išmetama tos medžiagos. Ir jiems reikia surasti tos duomenų taškus, objektyviai surenkamus, pamatuojamus, tai iš tikrųjų yra milžiniškas darbas. Taip. Ir tos įmonės, tada pradeda galvoti tikriausiai, nes jeigu aš ruošiu, o tu paišai šiek tiek, tai tikriausiai mūsų ir kaštas parengimo ir čia toksai klausimas, aš manau, kad čia globalusis tas klausimas, tokia rinkos besivystančios, kurios konkuruoja ir sakys, tai vartotojas pirks prekę pigesnę. Paprastuoju būdu. O visas tai susideda į tą mano kaštą. Tai toks, kur link aš lenkiu, kad ar nebus taip, kad šitos ataskaitos parengti jas bus sunkiau negu finansinės. Taip tikrai tikėtina gali, kad būti ir tai tikrai tikėtina, turbūt labiau tikėtina negu netikėtina, kad tai bus ypatingai pirmuosius metus, kad tai tikrai reikalaus didelių investicijų. Pirmieji metai dar yra lengvesni tuo, kad tais pirmaisiais metais rengiant ataskaitą nėra ir IFRS nėra reikalavimo perskaičiuoti atgal už 3 metus.
Tai reiškia, tie pirmieji metai ir yra pirmieji metai. Ir ne, aš darau tais pirmaisiais metais, parodau tuos skaičius ir ten nieko nelyginu ir neanalizuoju. Tai kažkiek sumažina patį kaštą, nes man nereikia retrospektyviai perskaičiuoti visko, peržiūrėti už praeitį atgal. Tačiau, aišku, ateis sekantis metai, kur aš jau turėsiu žiūrėti, ar ne, kaip tie mano rodikliai veikia, kaip aš juos matuoju, man reikės kažką perdarinėti, nes aš pamatysiu, kad aš ne taip suplanavau kažką, ar ne, kažką bandžiau išmatuoti, bet man čia neišeina išmatuoti. Tai tie antrieji, mano, pavyzdžiui, įsitikinimų giliu, antrieji metai bus patys brangiausi ir patys sunkiausi. Dėl to, kad tu turėsi dar iš savo kažkokios jau patirties pasimokyti. Nes pirmaisiais metais tiesiog tu deklaruoji faktą. Va taip yra. Tik gal tas pirmas įspėjimas, kad už tuos pirmuosius metus, na tai tu jau tų metų, kaip pasakyt, vis tiek ataskaitas rengi, pasibaigia metai. Tai ne tada reikia pradėti galvoti. Jau ateina kiti metai ir tu tada pradedi ruošti ataskaitą. Bet šitoje vietoje jau tų metų, už kuriuos turit būti atsakingi, jau pirmą dieną jūs turite pradėti rinkti duomenys. Mažiausiai tą dieną turite pradėti rinkti tos duomenys ir matuoti. Nes atėjus ataskaitų rengimo laikui, jeigu jūs neturite duomenų, tai... Turbūt reikia dar visų atkreipti dėmesį, kad kas čia klausysis ir galvos, kad mes čia atsisėdom ir kalbam apie tai, kad vakar čia jas priėmė tuos reikalavimus. Tai ne vakar jie yra priimti, laiko tikrai buvo padaryta. Tiek, kiek aš matau iš mūsų klientų, aišku, nėra gal tiek daug labai mūsų klientų tarpe, tik tai keletas, kurie ruošia tos ataskaitas. Ruošia. Tai jie turėtų nuo sausio 1 dienos jau žinot labai aiškiai, ko jiems reiks ir ką jie nori daryti. Bet kai visada tokie projektai yra nukeliami laike. Tai mano ta žinutė būtų, kad iš tikrųjų susirūpinti reikia, jau dabar tai tikrai. Nes mes realiai kalbam apie didžioji dalis tų tokių įmonių, kurios gal didžiausias šuolis bus tas pajus nemažai įmonių, tai būtent už 25 finansinius metus, tai jau 25 finansinius metus, tai yra dabar 23 metai, ne? Tai dar metai... Ketvirti beveik jau čia, kiek čia beliko. Tai dar yra metai su šiek tiek, tai jau dabar jau reikia žiūrėti, ieškoti ir bandyti įgyvendinti, peržiūrėti savo procesą, nes duomenų skaičius, kuris bus reikalingas analizei ir viskam, jis yra apimantis visą įmonės veiklą. Tai nėra, kad vieno staklius kažkoks tai skaičiavimas, tai yra ne, tai yra tik tai pačios gamybos prekių, darbuotojų, tai yra visa įmonės veikla. Ir įskaitant ir viena iš tokių svarbių dalių yra ir tai, kas atrodo visiškai nesusiję, arba susiję tik tai dalinai kaip taršos mokestis, kurį įmonės moka, ir ne? Dalis ten turi tikrai jau, kadangi mes turim KPI sistemą, tai pakuotės apskaitą mes turim tikrai, lyginant, tarkim, su kitom šalim, kur nėra to, mes turime jau kažkokį darbą, indėlį padarę, mes galime gauti skaičius, nes mes juos privalom raportuoti, ar ne, ir elektroninės atliekas, ir visokias kitokias atliekas, perdirbimą ir visokius kitokius dalykus. Bet vienas iš tokių dalykų yra ir iš viso įmonės mokami mokesčiai, įskaitant socialinius ir pajamų ir visus kitus. Ir įmonės pati mokesčių politika socialiniai toj daly, jinai privalo būti įvertinta, kaip įmonė, kokią įmonė turi mokesčių politiką, kaip skaidriai jinai moka mokesčius, kokie mokesčių mokėjimo kontrolės mechanizmai yra įmonėje įdiegti. Ir visa ta informacija, tai yra viena, tokia labai mažytė SG ataskaitos dalis. Tai tų dalių yra tikrai labai daug. Ne tik pats darbuotojo gerbūvis kaip po toks, ar ne, įtaka įmonės bendruomenėje, ar ne, daroma, kur jinai randasi arba su kuo jinai bendrauja, jeigu žiūrėsim tavo pavyzdį su kakava. Tai čia yra, tai reiškia, kad tie turėtų raportuoti ir šitie savo SG ataskaitai turėtų atskleisti, kad mes stengiam šitų žmonės Afrikoje, neduodam jiem pinigų, nes moka mažiau negu šiaip galėtų mokėti.
Tai, Čia gal šiaip, ten tikriausiai vienas iš, jeigu apie kakavą šnekant, tai liktais ten valstybė yra nustačiusi minimalų tą kainą, kiek reikėtų mokėti, bet kadangi tu, esi didelis ir galingas ir atvažiuoji ir nuperki visą derlių, tai tu moki mažiau, nes, tu viską nuperki. Tai va čia ir yra tas galios tie dalykai ir įvairūs kiti dalykai, kurie turėtų parodyti tą tikrąjį įmonės veidą, ne tik pačiu tuo tiesioginiu aplinkosauginiu aspektu, bet ir visais kitais aspektais. Ir kaip aš minėjau, dabar yra sustartavę 2 IFRS, tai yra bendras atskleidimų reikalavimas, o toliau eina su juo, po jais sekantis startos ir būtent tas žmogiškasis ir visi kiti, visos tos kitos dalys, tos, kurios dabartinėje SG ataskaitai yra ir kiekviena ta dalis bus atskiras IFRS standartas. O tai irgi ta klausimas, tai IFRS kaip ir 2 ateina nauji, tai ar galim tikėtis ir verslo apskaitos standartų, vietinių pokyčio naujovių, nes kaip ir ne visi pagal IFRS daro. Kiek žinau, kad tai preliminariai turėtų būti dalis ir finansinės apskaitos įstatymas turėtų būti pakeistas, bet kol kas aš dar nemačiau, kaip tai atrodys. Taip, kol kas tai toks kaip ir... Bet kadangi IFRS yra paleisti tik tai 2 iš viso paketo, tai aš manau, kad turbūt ir pati direktyva, ar ne, Europos direktyva ir Europos tvarumo apskaitos standartai, direktyva dar vėlgi turi būti perkelta, aš nepasidomėjau, labai atsiprašau už šitą vietą, bet iki tol, kiek žiūrėjau, ji nebuvo dar perkelta pas mus į teisės aktus ir kiek klausau žinių, negirdėjau, kad jau dabar ėmė ir patvirtino, ar ne, kad... Vietai tikriausiai viena iš tų žinių, aš ten tiksliai neatsimenu iki kiek, bet čia gal savaitės bėgyje Amerikoje mes turim tą tokį reguliuotoją akcijų biržos SCC, tai jie liktais turėjo išleisti guideline'us šitam ESG jau tom listinguojamom įmonėm, ir jie ten šiek tiek rankinį stabdį užtraukė. Turėjom Tomą išleisti, likom dviese ir kitą. Čia pačia pabaiga mūsų, paskutinės mūsų minutės, tai šitoj lentelėje mes jums norim parodyti tuos laiptukus, apie ką ir Tomas kalbėjo, kaip tais laiptukais čia žingsniuosim, ar ne? Tai tie reikalavimai, kurie buvo, didelės įmonės, tokios labai didelės įmonės, už 24 teikia ir laipsniškų ten turi perėjimą ar ne į 25. Ką reiškia lengvas laipsniškas perėjimas, vidutinis laipsniškas perėjimas ir parašiai. Tai nereiškia, kad tu neturi, kas neprivalo teikti, tai jau juodai. Šitie neprivalo teikti visiškai, ar ne? Tie, kurie privalo, jie turi tokius etapus. Pirmas tas etapas yra 1 metų laikotarpis, tai kaip aš sakau, aš deklaruoju faktą. Ir tada man yra suteikiami 3 metai, iki 3 metų. Ne 3 metai, bet iki 3 metų, tai ir reiškia, ne? Kur lengvas, tai aš turėsiu 3 metus, kur yra ten, sakykime, vidutinis, tai aš turėsiu ten kokius 2 metus, tarkime, o stiprus, tai reiškia, jau sekančiais metais aš turėsiu pateikti pilnai visą apimtim pagal visus reikalavimus. Tai reiškia, kad man suteikia, čia yra pasiūlytas, čia nėra dar, priimtas, bet tas rengimo toksai, nežinau, kaip čia pasakyti, neužkrovimo verslo, kad dabar imk man ir paduok viską, taip, kaip aš sugalvojau. Tai čia yra sugalvoti tas laipsniškas perėjimas, tai yra tam tikras periodas, kur aš šitą tokią vietą imu, arba kitokią, čia aš galiu grįžti truputėlį atgal, ar ne, tai yra 3 metų etape, jeigu aš pirmame etape deklaruoju viską apie save, tai man yra suteikiamas 3 metų etapas susirinkti vertės grandinį. Tai ką aš minėjau kelis kartus,
kartus, tai yra susirinkti visus duomenis iš visos grandinės. Tai reiškia, kad aš galiu dar pirmus antrus metus neturėti, 3 metais aš turiu atskleisti visą vaikų darbą Afrikoje, ar ten Bangladeše, ar ten kažkokią kitą informaciją, ar ne? Ir tada, jeigu aš jos neturiu, tai kodėl ir ką aš padarysiu su tuo, kas man tos informacijos neteikia. O dabar, Jurgita, ar aš teisingai suprantu, kad, atrodo, manęs tas vaikų darbas neliečia, bet kiek giliai, tarkim, aš galbūt perku kažką tais, kažkokį komponentą iš to Bangladešo, tai ar aš ten turiu žiūrėti, tai ar aš turiu atsirinkinėti savo tiekėją ir gauti užtikrinimą, kad ten pas jį nedirba tie vaikai. Būtent. Kitaip sakant, aš turiu visą savo tiekimo grandinę analizuoti ir stengti savo produkcijoje neturėti ir raportuoti, kad pas mane tokių dalykų nėra. Tai reiškia, mes išeiname už tos Lietuvos ribų ir kadangi Lietuvoje turim gamybos įmonių, tai čia aš suprantu, kad tikriausiai grįšime į tas pagrindinės probleminės sritis. Aš kadangi, ruošiuosi mūsų mokymam rytojaus, tai aš vis prisimenu ir pasižiūriu, kad pagrindinės korupcijai imlios sritis, tai yra žaliavų gavyba, transportavimas ir statyba. Tai kadangi Lietuvoje turim gamybinių įmonių, tai jos be išimties susiduria su žaliavų gavyba, turim statybos ir transporto. Čia tas yra momentas, kur yra tas svarbus ar ne 3 metų tas etapas ir užtikrinti ir kodėl aš sakau, kad palies daugiau Lietuvos įmonių negu statistiškai pagal apimtis, jos turės tą daryti. Jos neturės daryti greičiausiai tiesiogiai, bet jos turės teikti tą informaciją savo partneriam, jeigu jie norės turėti tuos kontraktus toliau. Ir kadangi aš skaičiuoju ir turiu kažkokius rodiklius ir kažkaip aš juos matuosiu, tai greičiausiai aš ir prašysiu Lietuvos gamybinės įmonės, kad man irgi pateiktų savo rodiklius, ar ne? Kad aš būčiau tikras, kad mes einame į tą pačią pusę. Tai taip sakant, jeigu aš turiu pirkėją ir tiekiu kažkokiai dideliai Europos įmoniai, kurie atitinka tuos rodiklius, kažkokį pusgaminį, o žaliavas organizuojasi pats, tai aš būsiu paprašytas pateikti tą ataskaitą, kad įrodyčiau, jog aš jam tiekiu tą socialiai atsakingą žaliavą ir produkciją ir kad jos gamyboje nedalyvavo vaikai, kad nebuvo padaryta ten kažkokia žala gamtai ir visi tie kiti elementai. Jeigu pažiūrėti tą trečiąją dalį, kur yra, kokios yra, sakykime, 1 metų etapas, aš kalbėjau, kad labai svarbus yra dalykas emisija, tai yra toks, atskira ten išskirtas ir nuo savo darbo jėga. Tai aš jau šitą turiu atskleisti 1 metais, ar ne? Kur aš turiu jau 2 metų etapą, įsijungia sekantis 2 standartai, 4 ir S2, tai yra biologinė įvairovė ir ekosistemos, tai kokia mano veikla daro įtaką ekosistemai ir tada jau kokia mano įtaka yra grandinės darbuotojams, tai reiškia, kad aš jau be to, ką aš ten darau, aš turėsiu parodyti. Ir pačiai bendruomeniai ir vartotojams. Ne? Tai va čia, ką pamiršome dar paminėti ir kas yra labai svarbu, kad tikrai rinka, vartotojai gali rinktis ir daryti įtaką šitą ataskaitą remiantis labiau negu finansiniam. Kitaip sakant, kodėl aš taip manau, ar ne? Gaus daugiau informacijos. Todėl, kad jie gaus papildomą informaciją, su kuo aš bendrauju, ar ne, kas yra, kokią aš įtaką darau, ne tik ekologijai, bet būtent ir socialiniai mokesčių sumokėjimui, kokios yra bendros mano pajamos ir kokie yra procentaliai sumokami mokesčiai, indėlis sakykime, į visą bendrą tą šalį, ar ne, tą, ką aš darau, kiek aš ten atiduodu labdarai, ar ką aš ten, kokius remiu projektus ir kitą informaciją. Aš manau, kad tai taps tokiu kontrolės mechanizmu, netiesioginiu
mano tavo kažkokiems sprendimams. Ir akcijų vertyn, natūralu. Kitaip sakant, tikriausiai, kad kaip tos ataskaitos tampa oficialiomis ir privalomomis, mes ateisim galbūt į tą momentą, kur galime turėti labai nemenkų skandalų, dėl to, kad įmonė, jeigu čia mes galvojame, kad aš ten galėsiu bet ką parašyti ir ten patikrinus, gali tikrai būti nemenkų skandalų, kad vis dėlto tai, ką tu teigi, nėra taip, kaip parašyta. Ir čia kaip dažnai nutinka, kaip tikriausiai turėjom Lietuvoje tą tokį Grigeo skandalą su gamtosauga baisiai susijusi. Tiesa, tas tos galutinis efektas, tai Taip, bet jeigu, tarkime, dabar bet kuriuo atveju rasti Grigeo investuotojus ypatingai iš užsienio, tai tas skandalas savo vertę vis tiek turės, aš taip manau. Tu turės atgarsį savo. Taip. Nes toj vietoj, aš gal, kodėl taip, taip su abejonę pasiejančiai pasakiau, nes tas, kur minėjau apie kakavą, būtent, taip jie ten turi tokią organizaciją, kur čia yra atrinktos plantacijos, kur jau čia ten viskas yra gražu ir pukuota ir ten iš tikrųjų jie turi nuostabų puslapį, ten nueini, ten viskas gražu, ten tiesiog rodė taip ir tai žurnalistai bedė į vieną kažkurią plantaciją, sako, nuvažiuojam ir pasižiūrim, ar čia vaikai nedirba. Jie net, ta prasme, šitoje vietoje, kad kadangi nėra kontrolės, tai buvo paliktas savikontrolė ir savireguliacijai, tai kadangi kontrolės nėra, tai tiesiog nuvažiavo į tą plantaciją, niekam nieko nepranešė, atvažiavo filmuoti, ir ten vaikšto vaikai, renka, dirba, nors juodo ant balto puslapyje parodyta, kad tai yra viena iš tų plantacijų, kurių čia viskas yra gražu ir tvarkinga. Tai ten vienas iš tų momentų, sakė, atsirado tas, kaip ir tikrinimas, tik tais nedidelė problema, kad tie tikrintojai iš organizacijos prieš atvažiuodami plantaciją dieną prieš ar dvi dienas prieš praneša. Tai natūralu, kad kai tu atvažiuoji prasinešęs, tai ten tikrai pažeidimų nerasi. Tai aš irgi gal pritariu tai vietai, kad įmonėms tų ataskaitų svarba, ta prasme, jas galima pažiūrėti nebūtinai kaip į papildomą prievolę arba naštą, kuri, tiesiog, o kam čia viso to reikia, bet iš tikrųjų tai, galima ir save pristatyti rinkai ir parodyti, kad, mano, ką čia paimkim kokį produktą, nežinau, mano pienas yra brangesnis, nes pas mane yra tas ketvirtą, aš darau tą, aš matuoju tą 4, 5. Ir nedarau pavyzdžių, kuris ateina labai, iš labai tokių, ir sakykime, čia aš kažkada žiūrėjau, kada prasidėjo kova prieš vištų laikymą tose labai mažose narveliuose, ar ne? Vis tik tai, ir visi sakė, vis tiek žmonėms svarbiausia kaina ir jie nepirks, ar ne? Bet buvo paskelbti pardavimai pagal ten vištų ir mažiausi šitie pardavimai yra tų vištų, kurios laikomos tose narveliuose. Pardavimai, kur vištos turi daugiau teisių erdvės ir geresnį gyvenimą, yra gerokai aukštesni negu tie. Tai reiškia, kad vienaip ar kitaip, ir aš pati žinau, kad aš neperku, aš sąmoningai renkuosi mokėti daugiau, galvodama, kad man gal visai fainiai, kad ta višta kažkur tam pasivaikšto ir jinai gyvena tokį gyvenimą. Aukoju aš tai vištai daugiau. Tikriausiai šitoj vietoj labai didelis tas toksai to vartotojo, tarkime, tas motivatorius tikriausiai yra ir vaikai. Ta prasme, jeigu perki su vaikais, jie skaityt moka ir sakys, mama, kodėl perki tuos kiaušinius, nes tai vištyti ten. Ir yra kita vieta, gal mes taip Lietuvoje tikriausiai kartais galvojame, kad, čia Amerikoje gali vartotojai, žinai, ten rinktis, pirkti, nepirkti čia tą produktą. Tik tai tiek, kad jeigu mes pasižiūrėtumėm, kas yra Amerikos visuomenės ten tie klausimai, kurie yra diskutuojami, tai mes matome, kad tie patys klausimai po truputį ateina ir į Lietuvą. Tai nemanykim, kad ir
tokie pasirinkimai ir vertinimas per šią prizmę neateis į Lietuvą. Jisai ateis. Vartotojai galiausiai ateis ir pradės tą žiūrėti, matyti ir rinkti. Taip. Dabar, ką aš čia dar norėjau parodyti, jau čia 2 dalykai, kur ir mes turbūt baigėme, nes laikas baigėsi. Aš užsiminiau apie tą ryšį mokesčių ir SG ataskaitų ir jie tikrai yra ir yra 3 grupės, tai yra aplinkosaugos mokesčiai, čia natūralu, jie yra tiesiogiai susijęs su SG ataskaita, bet atskleidimai yra ne tik sumokamų taršos mokesčių, bet jeigu matom, tai mes turim atskleisti ir gautas subsidijas, ką mes gavom, sakykime, kažkokį projektą vykdėm ar ne, kokias subsidijas gavom ir kaip jas panaudojom, ką mes ten gero nuveikėm už tas subsidijas ir lygiai taip pat ten kažkokios taršos ataskaitos ar ne, arba anglies dioksidas, arba elektromobiliai, tai naudojimas įsigijimas ir toliau, ar nesekantys žingsniai, ką aš ten darysiu, kai man reiks keisti akumuliatorius ir visa kita. Socialiniai mokesčiai, aišku, ten apima visus socialinius draudimus, sveikatos draudimus, pensijos papildomus, ar ne, kokie tie žmogiškieji resursai ir bendras mokesčių įnašas. Tai yra vienas iš tokių jau punktų, kuriuos aš turėsiu atskleisti, ar ne. Ir valdymo daly yra viena iš tų trečia ta kolonėlė, ar ne, mokesčių apskaitos kontrolė ir atitikties užtikrinimas, aš turėsiu tą atskleisti, tai yra mano skaidrumas ar ne, komunikacija apie vykdomą mokesčių politiką, tai ką aš ir minėjau, kokią aš turiu, kokią aš ją renkuosi, tai ypatingai yra pabrėžiama, ypatingai svarbu, kai yra grupė per daug šalių ir veikiančių Europoje, tai čia bus toks jau grinai finansistų dalis SG ataskaitai vienareikšmiškai. Bet gal tik tiek, kad tai nėra, ta prasme, čia kadangi su mokesčiais persidengia ta dalis, tai atrodytų, aš jau daug ką turiu, tai man čia nieko, negalvokit, kad papildomai nereikės. Čia yra nedidelė dalis viso to rinkinio, taip dalį mes jau turime ir renkam. Čia gal yra ta dalis, kur, sakykime, finansistui arba tam, kuris dirba, ar ne, finansų apskaitos skyrių įmonėse, gal jinai bus tokia labiausiai suprantama, ar ne, ką aš čia turiu gauti, kas čia mano yra tikslas, kokių man priemonių reikia. Ir įmonės jau tos duomenės, didžiąją daugiau mažiau jos turi, ar ne, renka. kad gal tenais man reikėtų tik tai susidėlioti, čia yra tie mūsų 3 toksai ratas, kurį užsukus šitas sakykime, šita dalis tiesiog važiuotų. Atsiprašau, tai yra būtent mano pats tas, nežinau kaip čia įvertinti, pačios tos mokestinių ataskaitų rengimas, ar ne, rizikos įvertinimas ir tada ta paskutinė jau dalis ateina į SG ataskaitas, jau kaip mano visas tas rezultatas atitikties įvertinimas ir partnerių mano taip pat tas skaidrumas mokestinė prasme. Tai kalbant apie reikia nepamiršti, kad jeigu mes kalbėsime apie mokesčius, tai lygiai taip pat bus svarbu ir mano partnerių mokami mokesčiai jų valstybėje arba mano grupės įmonių mokesčiai mokami jų valstybėse. Tai šitas ratas turi suktis pas jūs visus. Tai tikriausiai tiek apie tą žalumą ir socialinę atskaitomybę. Jinai ateina, suprantam, kad tai yra procesas imlus duomenų kiekiui, jis yra daug gilesnis negu finansinė atskaitomybė, teks pajungti duomenis faktinius, kurie galbūt iš esmės, gamybos procese nėra reikalingi ir naudotini, tarkim, kiek aš ten to CO2 pagaminau, jeigu aš kažką gaminu, mane tikriausiai labiau domina, kiek aš produkcijos naudoju, kokia yra savikaina, kiek man reikės tos produkcijos į ateitį, tai yra visai kiti duomenys, kuriuos aš ir technika, galbūt ir mano įranga skaičiavo ir dabar reikia papildomai skaičiuoti naujus dalykus, yra nauji duomenų taškai svarbus, kuriuos reikės pradėti rinkti ir raportuoti ir tikriausiai tam reikia pradėti ruoštis.
ruoštis. Taip, laiko jau tikrai, jisai taip, kaip tas smėlio laikrodis, jau kai būna į pabaigą ir jeigu tu kokį egzaminą laikai, tas, kur prasideda jau tempo momentas, kai reikia imti. Čia tikriausiai, kad sprintas tas vadinamas, ar ne? Šitoje vietoje tikriausiai, gal taip į žmogiškumą nueikime, kad čia, kaip nubėgti maratoną, tu turi ruoštis kiekvieną dieną ir laiko jau nėra tiek daug. Jau tai nėra vienas iš tų procesų. Jau čia gal pusmaratonis jau šiaip. Bet šitoje vietoje tai nėra vienas iš tų procesų, kur aš galėsiu pasiruošti per paskutinę naktį. Nes ir maratonui negali pasiruošti per paskutinę naktį, taip ir šitam procesui. Tai kviečiam visus žiūrėti atsakingai, ruoštis ir iki susitikimų. Iki.